myliu visus ir sveikinuosi iš Radžiulių, Vilniaus rajono, ten, kur gyvenu ir dažnai dalinuosi tą gamtą, to gėriu, ką turiu aplink save. Ir šiandien tokia įdomi diena. Na, nuo seno vadino Švento Andriejaus diena. Tai ne tik spėdavo orus apie ateinančią žiemą. Kaip gražiai čia upelė Legotė gyvuoja ir mūsų gyvenimu tos upės ar vandenys vingiuoja ir neša arba į priekį, arba atgal. Labai toks mistiškas rūkas šiandien, toks įdomus. Teko vairuoti, bet nebuvo tai didelė problema. Manau, išmokti reikia prisitaikyti. Be abejo, kad aš esu prisitaikius, kviečiu visus prisitaikyti ir nepamiršti, kad žiemą vairuoti tai nėra vasara ir savo įpročius keisti, nuostatas. Kaip nuostabi Čiurlionio upė. Va, tai grįžtu prie tokios įdomios dienos kaip šiandien. Eilę metų organizuodavau ir pranašysčių dienas, renginius. Gal dabar yra truputėlį kiti laikai. Vien tai, kad gal žmonės čia sieja su kažkaip kitais dalykais. Na va, tai noriu pasakyti, kad šiandien yra labai graži diena pamąstyti. Na, kaip ten sakė, išsigryninti. Gražus žodis. Na, inventorizuoti, įsivertinti. Ko iš tikrųjų mes norim, ką mes planuojam ateičiai. Labai gražus laikas dabar planuoti. Galbūt net užsirašyti, susidėlioti. Ir astrologiškai labai palankus laikas. Numerologiškai, visom prasmėm. Tai yra tik instrumentai. Supraskim, kad tai yra tik instrumentai. Neprisiriškim prie vienos sistemos, prie vieno įrankio. Ir pirmiausia, tai suvokti, kad atsakymai tai iš tikrųjų mumise. Reikia vedlio, kuris galbūt akcentų sudėtų arba tuos atsakymus išgrynintų, sudėliotų. O iš tikrųjų tai visi atsakymai yra mumise. Ir nereikia ieškoti kažkokių stebuklingų metodikų, technikų, apeigų, gūrų, stebuklingų mokytojų, kažkokių, tarkim, nežinau, įkvepiančių tekstų, kurie neva ten surašyti, kurie ten iš tikrųjų tai yra gal to pačio II arba dirbtino DI, lietuviškai dirbtino intelekto sukurti. Žodžiu, įjunkim suvokimą, sąmoningumą ir tą filtrą tokį, kad, na taip, jeigu žmogus tiesiog stengiasi ieškoti iš tikrųjų jo kelyje, visada bus tas, kuris eis greta, kuris padės rasti atsakymus. Kai mokinys yra pasiruošęs, mokytojas ir ateina. Labai graži diena, labai mistiška. Pagal mano išvadas, tai gruodis turėtų būti šiltas ir žiema turėtų būti šilta. Būkit laimingi, sveiki, tiesiog būkit.